Sveiki, aš žadėjau pranešti, jeigu kažką dar naujo apie pelkę sužinosiu, tai pagaliau man pavyko identifikuoti to dėduko, kur jie meluoja, kad jam 25 metai priklausimą kariuomenės rūšiai. Aš nežinau, ar aš klydau, ar tenais dabar sujungtos tos kariuomenės rūšis, bet vakar konkrečiai radau, kad jo apsirengimas ir jo apdovanojimai yra bet atskirai yra išskiriama Marine Corps ir Navy, tai aš nežinau, bet jisai prie jūrų yra pajėgų, jisai nei tankistas, nei jisai tiesiogiai yra lakūnas, jisai gali būti ir lakūnas jūrų pajėgų, nes jo kita yra paskyra, kuris užsirašęs Air Force ir jisai prie lėktuvų. Dar senesnis, lygiai tas pats dėdukas, bet senesnis, taip pat atrodantis apie 60 metų, bet jie iš Gvatemalos, jie atrodo senesni, net būdami jauni. Tai mum Amerikos kariuomenė nuo pirmos dienos neslėpė, kas jisai toksai yra. Aš jau iš tos jo uniformos beretės įtariau, kad čia jūrų pajėgos, nes oro pajėgos tamsiai mėlynai būna apsirengę. Beretės irgi jų tokios pačios, ne beretės, o tokie laiveliai ant galvos. Bet tiesiog Google paieška nedavė, o Amerikos aš tų uniformų nežinau iš tikrųjų. Bet vakar pasisekė, kad vakar Facebooko puslapis, kuris skamba, kad kosmoso pajėgos kablelis, oro pajėgos kablelis, Marine, Navy, įdėjo nuotrauką vieno marino ir jisai grinai buvo su tokia ruda uniforma, su tais 3 tokiais namukais. Pasirodo aviacija V raidės 3, o šitie atvirkščiai. Ir kito žymėjimo nėra, ten kažkaip laipsnis apačioj prisiklijuoja. Ir pas juos čia yra būtent marinų žymėjimas. Tai jau čia gavosi vakar 100%, bet to medalis buvo pas tą mariną. Sukryžiuoti 2 šautuvai. Ir aš prisiminiau, kad pas dėduką kažkoks tai, kur irgi negalėjau identifikuoti, išplaukęs vaizdas ir prisitraukiau ir ten yra sukryžiuoti 2 šautuvai tam medalyje. Tada jau pagauta įkvėpimo, kad sekasi rasti. Dar visiškai naktį susiradau marinų tą jau jūrų pajėgų žymėjimą. Bet tai kuo skiriasi Marine ir Navy, reikės pasižiūrėti. Tai radau vieną iš jo apdovanojimų. Tai yra už dalyvavimą tarptautinėse ir neįskaitau labai smulkiam raidėm. Kažkokiam tokiam multinational and kažkoks tai vienu žodžiu. Viena iš jo juostelių tą reiškia, kitų juostelių neradau. Ir jisai turi labai daug apdovanojimų, jam tikrai ne 25 metai, jisai turi daug bendravardžių kariškių. Ir jie slepia jo tapatybę. Gali būti, negalėjo nuslėpti, nes žmona išlindo. Žmona liktai tikra, nes aš radau, kur jinai ten dalyvauja tų aristokratų puslapį, tai jos paskyros nuotrauka, jinai su juo apsikabinusi ir bučiuojasi. Tik tai atkreiptinas dėmesys pas ją ant kairės rankos labai didelė tatuiruotė, ar jinai nebus pati kariškė iš kokių tai irgi jūrų pajėgų. Tai dabar mūsų tiesiog protas nepriėmė fakto tokio, matot, kaip protas veikia, ieškoti šitos kariuomenės rūšies, nors aš radau pranešimą, Amerikos kariuomenės pranešimą, kad jo traukti iš Dumblo važiavo Navy. Tas buvo labai keista. O tos visos divizijos vadas pasakė visišką nesąmonę, kad tenais dideliam gylyje geležinės kaukės lydėsi nuo dizelino. Jeigu paimti Ezopo kalbą, jisai gal norėjo pasakyti iš tikrųjų, kad šitas žmogus yra podvodkistas. Jis kažką apie povandeninį laivą tarsi pasakė, ne? Dideliam gylyje, geležinės kaukės, dizelinas. Tai, nes dizelinas kaip gali būti po vandeniu? Tik tai povandeninėme aparate. Dabar, kad jie čia būtų treniravosi su povandeniniu aparatu pelkėje, tai čia tik tai teoriškai galime kelti prielaidą. Tai taip nebūna. Yra treniruojamasi, kiek žiūrėjau, Space tų ufonautų, astronautų treniruotės, tai uždaruose patalpose, ten baseinuose, dar kažkur, bet ne šitokiose pelkėse, tai šitą galime atmesti. Ir dabar
kadangi visiškai sumaišyta kariuomenės rūšis, marinai nepriklauso sausumos kariuomeniai, tai yra jūrų pajėgos. Dabar labai aiškėja tas lėktuvas rusų, patruliuojantis palei Lietuvą iš karinių jūrų pajėgų. Taip išeina, kad su šita žūtim, kadangi kariškiai iš karto atpažino, o mes tai, žinai, mes gal tarnavę kažkada, bet mes irgi sausumoje tarnavę, kariuomenių, ypač užsienį nežinom, tik tai nuojauta, kad ta beretė ir ta uniforma, nuojauta tai buvo, kad čia kažkokia kita kariuomenės rūšis. Bet niekur nėjo rasti informacijos, nes ta ruda uniforma pasirodo nuo kažkurių metų. Visi jie turės, čia tik tai iki kažkurių metų kai kurie turėjo ir nepavyko surasti. Jinai kažkokia visiškai ruda, būtent spalva, ne kariuomenės rūšies specifikacija, o kažkokia ten šventinė buvo. Ieškojau per tai šventinė, ten kas turėjo teisę dėvėti, nuo 2018 visi turi teisę tokią uniformą turėti. Tai pagal spalvą neišėjo atpažinti, pagal beretę irgi nedavė. Kažkurioje vietoje lyg tai pagal formą parašė, kad jūrų pajėgos, bet neužsifiksavo. Tai tada galime kelti versiją, kadangi Gabrielius Landsbergis kažkada yra pasakęs, kad reikia antrojo fronto su Rusija išprovokuojant, neišprovokuojant, jiegi nieko neprovokuoja, juk Rusija tik tai puola. Čia jie norėjo išprovokuoti su Kaliningradu mūšius, tai galime daryti išvadą, kad jie iš jūros ruošiasi pulti Kaliningradą, taip išeina, o dislokavosi ir treniravosi pabradėj, kad nekristų į akis, bet krito. Ir tada karinės Amerikos jūrų pajėgos jokioj pelkiai nesitreniravo, nevažinėjo. Ir nelabai įtikėtina ta istorija, kad su automobiliu važiavo. Tarkim, jeigu jisai tas dėdukas, povandeninis dėdukas, atsimenate tą multiką? Я водяной, никто не возится со mной. Povandeninis dėdukas, jeigu jie bandė susukti versiją, kad važiavo su automobiliu, būdamas patyręs kariškis, apdovanotas, Korėjoje net kovėsi. Jie sako, kad jie gina visur kovėsi, jie tenais matyti pasienį stumdėsi. Gal ir Ukrainoje jie visi kovėsi, nes jeigu jų yra targetas Korėja, tai Korėja buvo įvesta į Ukrainos karą, gal jie ten važiavo stumdytis. Tai toksai patyręs, niekada nepatikėsiu, kad važiavo ir įvažiavo į balą, o 3, kurie priklauso skirtingiam junginiam, atseit važiavo su tanku jo gelbėti. Čia viskas yra melaginga istorija, tik tai gaila, kad mes neišsilavinę visi, nežinome užsienio kariuomenių uniformų, žymėjimų. Ir mums nuo pirmos dienos, jau kai kėlė nuotrauką, aš supratau, kad jie aiškiai sako, kad jisai iš kitos operos, kad jūs aiškinkitės, bet niekas net sėdi, aš nenoriu per daug kritikuoti, aišku, jau įsižeidė matyti 100 kartų, sėdi su buvusiu krašto apsaugos ministru. Pati ten žurnalistė turi, kurios uošvis iš karinių jūrų, jinai sakė, lyg tai pajėgų, sėdi, analizuoja pelkę ir negali paprasčiausiai pasižiūrėti paprastai karinių žvilgsnių, kas čia per uniformą. Aš tai bandžiau, tik tai man neduodavo atsakymų. Ir aš Facebook'e tada neradau dar tų karinių jūrų pajėgų, nes čia labai daug informacijos reikėjo apdoroti, čia aš kitko užsiėmiau, bet nuojauta buvo, kad čia yra melas, kad jisai tankistas yra. Be to, jie gali važinėtis ten visi kartu, be to ten yra ne jis, ten daugelį nuotraukų tiesiog panašus yra į jį žmogus, kur su tanku važinėja, ir vienoje nuotraukoje jisai spaudžia ranką tam kitam žuvusiam ir visiškai jisai kitaip apsirengęs, vėlgi su savo uniforma, su savo taberete. Ir matome, kad jie skirtinga kariuomenės rūšis, nors jie mus pateikia, kad jie visi vienam tanke važiavo ir jie visi yra vieno amžiaus, kas irgi yra netiesa. Bet niekas šito neišrutuliojo, nes žmogus, kuris turi protą, jis yra pajėgus iš akies nustatyti žmogaus amžių. Štai įvedinės dirbtinį intelektą nustatyti amžių, jeigu mašina robotas gali nustatyti pagal kažkurios požymius
žmogus tuo labiau gali, nes žmogus kuria tas mašinas, kurios nustato žmogaus amžių, o ne atvirkščiai.